Paro žodžiai kamerą. Mes esam Rūdininkuose, oras labai atšiaurus, mums labai baisu ir it's gonna be stressful. Varom ten. Į miškus. Pavargau jau, einam namo. Jau pavargai? Jau pavargau. Eit su kuprinė yra labai sunku. Susitikom su pirma kliūtim. Mėšlynų tiesiog. Statybvietė vyksta, kažką kasa. Ir tiesiog einam per mėšlyną. Nes visas kelias pažliugęs ir lyjo ir dar čia mašinas visokios sunkios svorės važinėja, tai tiesiog jo, mėšlynė. Čia 10. Bet tas poligonas. Oh my god! No way! Mes visą laiką eisim tokį taką? Šiaip neturėtų būti išmalta. Oh my god! Pirmas sustojimas, kaip jaučiatės? Kuprinė labai sunki. Man reikia atsigert. Aš džiaugiuosi, kad mes jau įėjom į mišką ir gražu. Aišku, kelias visiškas mėšlynas, bet mes išgyvensim kažkaip. Priėjom ženklą, kad ne poligonas visur Rūdininkuose dabar padarytas ir Figaro. Ir turėjom keisti planus ir dabar eisim žymiai trumpesnį maršrutą. Jo, ir pasirinkom žymiai trumpesnį maršrutą. Nafik iš to poligono, nes čia vienas dalykas dar mėšlynas visur. Šaudo, gaudo ir tiesiog. Jo. Šiaip žiauriai nesmagu, kad taip yra, bet, nieko nepadarysi. Viskas bus gerai. Išsikepsim kebabų ir busim laimingi. Tai pusai buvo more challenge. Jo. Yeah. Pagaliau išėjom į normalų kelią, dabar eisim normaliu keliu. Link Merkio upės. Aš galėčiau 20 km tą keliu nueit, I love it. Biškai jau pagyvenus. Ką čia valgai? Ragą, obaliu. O su kuo čia toks labai įdomiai atrodo? Su obaliais. O kas dar įdėta, dėl ko jis toks žalsvas? Moliūgų. Moliūgų sėklų miltai. It's incredible. Kadangi mus kariškiai išspyrė iš poligono, tai dabar ėjom palei Merkį ir suradom kažkokią atsitiktinę stovyklavietę, o prieš tai dar buvom čia bandėm įlysti prie pačio Merkio tiesiog upės, kad bent jau vandens būtų kur pasisemti, bet visur brūzgynai. Aš iš ankstesnių kelionių žinau, kad čionais tiesiog
tiesiog, nu, visokiausi brūzginai brūzginiausi ir aplink pačią upę Merkį yra pelkynai. Tai jo, mums čia vietos nepavyko surasti, tai bet kažkaip atsitiktinai pamačiau ant žemėlapio stovyklavietę. Čia toliau netoli 1,3 km, tai dabar varysim į kitos stovyklavietės pasižiūrėti, kas ten yra. Aš labai džiaugiuosi, kad mes šiandien neinam 20 km kaip turėjome eiti, o einam žymiai trumpesnę atkarpą. Man nesvarbu, kad brūzgynai ir lyja lietus, aš džiaugiuosi. Atėjom į stovyklą. Radom tokią stovyklą, aš neįsivaizduoju. Stogas, laužavietė, 5 žvaigždučių stovyklavietė. Aš nesitikėjau tokio dalyko čia. Bus žiauriai faina. Malkų net palikta. Malkų yra! Oh my god! This is crazy. Pažiūrėkit. 5 žvaigždučių apartamentai. Jo. Malkas po stogu! Nu. It's incredible. Ir šiaip malkų po stogu. Ką? Taip greit? Ne, I'm good, I'm fine. You're good, you're fine. Jo, tai va tenais, pažiūrėk, kiek sausuolis stovi. Jo. Tai čia tų malkų. Gabrielis dabar nupjaus mums tiek medžio, kad... Aš vis tiek nusipjausiu. Tai visą tikrai nenaudosim malkų, čia kitiems žmonėms paliksim. Mes nusipjausim savo, negi mums sunku. Ne, tą krūvą tai sudeginsi, bet... Jo. Gerai, baigiam čia bairius ir einam... Prie darbo. Prie darbo, laukia kebabai. Kebabai laukia. Tai va. Laužas jau dega. Užsikeitėm arbatėlės pasidarėm. Belė koks vėjas. Net 2 medžius prie mūsų akių nuvertė. Tai... va ten guli eglė. Nu šakom į viršų. Ir va ten kažkoks krito irgi. Nežinau, beržas, medis, nežinau, nu žodžiu, bet normalaus dydžio. Kažkoks medinis rastas, tai jo, stengiamės į mišką neit, belė koks vėjas. Čia pasieniečių užkardos, to pasieniečių norėjau sakyti poligono, kalpokai stovi ten palei kelią. Tai šitas stovyklavietė yra kaip tik ant Rubežiaus su poligonu. Ir ten apačioje Merkys, ir pilna malkų, ir kuičiamės, žodžiu. Šiam vakarui gaminsim, tiksliau kepsim šašlyką ir iš jo darysim kebabus. Čia yra visokiausios daržovės, agurkai, svogūnas raudonas, pekino kopūstas, pomidoras ir beros viskas. O čia yra namų gamybos česnakinis padažas. Ne tas, kas parašyta, bet jo, tai jo. Bent žodžiu, gaminsim kebabus ir
Ir bandysim, ir valgysim, ir taip toliau. Ir apsėsim kebabais. Kebabų lankstymas prasidėjo. Ir taip atrodo, Jau tik tiek liko. Jau tik tiek liko, jau iš kebabo tik tiek, nes tiesiog bele kaip. Labai, labai skanu. Jo. Sakė, geriausi kebabai žemė. Geriausi kebabai mano gyvenime. Jo. Dirba moteris ofise. Kažkas skaičiuoja. Styguoja. Pavalgėm vakarienę, kebabus, dabar šiek tiek aprimo vėjas, bet vis tiek gūsiai tokie baisus. Tai nežinau, dabar kažkur 7 temt pradėjo ir kaip ir giedrėsi, kaip ir apsiniaukia, nesuprasi, bet jo praneša atšalimą ir rytoj bus netgi jau +5, tai jo, bus šalta. Tai va taip, bet ką žinau, geros nuotaikos su žieminiais miegmaišiais kažkaip išmiegosim ir rytoj toliau džiugiuosim. Nu ir va, trečias arba jau 4 puodas arbatos. Užvirė. Tai... Taip. Labas rytas, tarp 7 ir 8 kažkur keliamės po biškį ir kaisim, kursim laužą, arbatėlę kaisim ir kartosim kebabus. Ar liko žoryčių? Liko. Matot. Pagavo. Vandens. Ja, laužas į Joninę.
Klapas. Per mažai mėsos. Tai daugiau papjaustai. Ja. Taip. Ta prakasta, kur čia kažkas prakando. Aš nežinau, kas tam prakando. Jo, aš nežinau Aš kažkas. tikrai neįsivaizduoju, kas galėjo prakasti ir padėti atgal tiesiog. Na, jo, tiesiog. Čia su extra meat. Galim šitą šaukštą? Jo, jis kavą maišiau. Gabrieliaus homemade special kebab sauce. Česnakinis. Kažkaip susukt reikia. Nu, va taip. Sukimas pas mane tiesiog prastas gausis. Tau reiks paragauti dabar. Pelenų priskrydo. Pusryčių kebabas. Parodyk, kaip vidus atrodo. Okay. Bellissimo. Iki Jašiūnų čia kokie iki 10 kilometrų, tai jo. Pakuosimės ir žygiuosim tolyn. Tai norėčiau padėkoti Gediminui už tinkamai parengtus nuostabius batus. Vakar atrodė, kad lygtais kaip ir per šlapam batus, bet iš tikrųjų ten tik tais prakaitas buvo jo. Pats bato vidus sausus sutėlis. Tai jo. Pakrikštijom su purvu, viskas išbandyti, šiandien kebabų aplaisčiau netyčia. Jo, tarsi. Pakrikštijom, labai gerai veikia. Ir? Aš viską jau pasakiau. Aš irgi. Gerai. Siekiam jau Jašiūnus, prie pat įvažiavimo įėjimo. Sėdėm ant suoliuko, dar kokį vienas arba du užėjimai ir viskas. Ir būsim Jašiūnų autobusų stotelėje, iš kurios varysim į Vilnių. Tai va, toks ir žygis. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.